Mažasis Paryžius, podiumai, moksleivių bandymai ir fantazija. Tai yra labai neįpareigojantis žodis, būtent laisvė ir laisvė fantazijai, nes ant tas pakabos galima pakabinti, ką tik nori. Ir aš manau, kad tai yra puikus žodis tinkantis jauniem kūrėjams. Kol esi jaunas ir neįspraustas į jokius rėmus, ant pakabos nebeįkabinti nieko. Čia moksleivių fantazija beribė. Šis konkursas mūsų išskirtinis tuo, kad mes turime ne tik klasiką ir avangardą, bet ir etnografinė tema kuriamas kolekcijas. Medžiagas nuperka mokytoja, tada siūlomės ir tada darom visokias papuošimus ant suknelės arba šiaip kokios nors rūbo. Ateina rugsėjo 1 kurti kokią 20-30, iš jų lieka 3-4 žmonės, nes tai yra labai didelis darbas, nes jie turi patys susikurti, sumastyti, susikirpti, sugalvoti spalvas, pasisiūti patys. Nu kiek vadovas gali, tuo labiau 3 kolekcijos, tai vienas vadovas daug nepadės. Kartais galim sugalvoti vieną temą, o vėliau kaip ir besiūnant išeina iš viskas nors kitokio ir dar fainesnio nei iš pirmo sugalvojom. Labai repeticijų tikrai daug yra ir kiekvieną kartą vis repeticija kažką keičiam ir tobulinam. Renginyje 5-12 klasių moksleiviai iš visos Lietuvos pristatė 25 pačių įvairiausių stilių kolekcijas. Mano vaikai yra ypatingai kūrybingi ir jie labai nori dirba. Tai vat man kas patinka. Man labai padeda, kas liečia muzikos parinkimą, ten avalynės ar kažkas tokio. Pats siuvimas yra sunkus darbas. Kur kitur vaikas savo kūrybą parodys? Ką jisai gali, ką jisai sugeba. Tai ne vien kūryba, tai ir savęs nugalėjimas, drąsa parodyti, išdrįsti, išeiti pačiam demonstruoti. Kai įpranti, tai pasidaro nebesunku. Būsimaisiais mados kūrėjais ir kolekcijomis domisi Kauno technologijos universiteto, mechanikos, inžinerijos ir dizaino fakulteto dėstytojai. Praktinių užsiėmimų ir edukacinės programos metu jie supažindina mokinius su siuvėjo, dizainerio ir stilisto profesijomis. Tai mūsų kolekcija yra močiučių skrynia, tai pas mus yra pagrindinis kaip raštas, yra nėriniai ir suderinti su labai ryškiais audiniais. Pristatysim 3 kolekcijas. Vieną mažosios ledi. Tai kai mergaitės mažos, bet nori būti didelės ir nešioti tuos didelius modelius, bet jau šlakulnių tai nesavim, kad paskui nelaimių nenutiktų. Kita kolekcija Pievos pasaka, tai vienos kūrėjos kolekcija, 5-okėlės, taip pat debiutas. Na ir jį dirbo ištisus metus ir sukūrė 5 modeliukų kolekciją. Vienas darbas yra didžiulis ir galima sakyti kaip meno kūrinys, tai avangardas, nes tai yra iš vilnonių siūlų kolekcija. O kita tai yra jau 2 mergaičių autorinė kolekcija, kuri klasikinių drabužių grupė priskirta. Tai mes sukūrėme kolekciją ale 19 amžius ir į 19 amžiaus stilių įdėjome kaip ir dabar šiuolaikiškumo ir norime, kad tai atrodytų labai elegantiškai. Tiek daug moksleivių domisi mada ir bando žengti tuos pirmus žingsnius, nes tik juos žengus paskui galima toliau ką nors siekti, pasiekti ir sukurti. Mėgsta išreikšti save, kurti. O kur jisai parodys? Reikia podiumo. Mada reikalauja podiumo. Šitas renginys yra labai puikia pradžia, kai tu nieko dar nebijai ir gali pasireikšti kaip tik tais nori.